Įsivaizduokite vaiką, kuris drovisi garsiai skaityti klasėje. Raidės šokinėja, žodžiai maišosi, o baimė suklysti užspaudžia gerklę. Tačiau staiga šalia atsiranda ramus, šiltas, draugiškas klausytojas – šuo. Jis nekritikuoja, nesijuokia, tik kantriai klausosi. Skaitymo su šunimi iniciatyva gimusi Jungtinėse Amerikos valstijose jau užkariauja ir Lietuvos vaikų širdis. Viena jos puoselėtojų, laidos herojė Veslava, kaniterapijos ir ergoterapijos specialistė, kuri iškeitė sėkmingą karjerą į prasmingą veiklą, pagalbą vaikams, turintiems skaitymo sunkumų bei kitoms pažeidžiamoms grupėms. Tai iš tikrųjų skaitimas su šunim bendrai pasaulyje atsirado JAV, nes bendrai kaniterapija vis tiek ten pradėjo tos gyvūnų asistuojamos terapijos, jos labai prasidėjo plačiai po karo su Vietnamu Amerikos. Tai iš tikrųjų iniciatoriai buvo amerikiečiai. Mes patys mokėmės ir atvežė jau Estų asociacija kaniterapijos, jie jau turėjo tos užsiėmimus, tai iš tikrųjų mes mokėmės iš jų ir tos iniciatyvos ir to, kaip tas vyksta, kaip tas turi būti, ta tokia kažkokia ta struktūra, kokios yra rolės vedlio, kokios yra rolės šuniuko, ką mes darome ir kodėl. Tai nors tos tokius pagrindinius dalykus. O bendrai skaitimas su šunim, jeigu mes galim išskirti gyvūno asistojamą edukaciją ir gyvūno asistojamą terapiją, tai skaitimas su šunim nebūtų edukacija, būtų šiek tiek mažiau ir tai nėra terapiniai dalykai, tik tai iš esmės yra tik skaitimas su šunim. Noriu pabrėžti, mes nemokam skaityti. Mums yra svarbu, kad skaitimas suteiktų malonumą į tokį atsipalaidavimą. Šiais laikais skaitimas patapo tokia visai prabanga, kas gali ir nori, nelabai turi laiko. Dauguma dar visai net nenori, neatrado to tokio malonumo skaitimo. Tai iš esmės, kai vaikai pradeda skaityti, vieni lengviau išmoksta, kitiems tas užtrunka ir tai nėra malonus procesas, nes tiesiog reikia tų įgūdžių. Kad įgūdžių būtų, reikia daug skaityti. Ir vėl, skaitom daug, bet mus visi kritikuoja. Kritikuoja tėvai, vertina mokytojai, taiso, kartais pasijuokia draugai ir nėra malonu. Tai iš tikrųjų šuniui, jam yra vienodai. Ar aš darau klaidas, ar aš nesugebu, pamiršau kokią čia raidę. Jisai tiesiog klauso ramiai ir manau, kad tos ramybės ir tiesiog paprasto išklausimo tokiam pradedančiajam skaitytojui labai reikia, to tokio paprasčiausio palaikymo. Svarbu, kad vaikas atėjęs skaityti jaustųsi saugiai ir užtikrintai, todėl užsiėmimas turi aiškią struktūrą. Į užsiėmimą šuo atvyksta su vedliu, kurio vaidmuo taip pat labai svarbus. Jis ne tik užtikrina sklandžią užsiėmimo eigą ir tvarką, bet ir veikia kaip tarpininkas tarp vaiko ir šuns. Užsiėmimas labai yra struktūruotas. Knygutė. Kokia tai gali būti knygutė? Žinoma, kokią vaikas pasirinks. Galima pasufleruoti vaikui, kad galbūt eilėraštukai tau bus lengviau, gal tam kažką galima pasiūlyti. Bet tikrai bendrai tai yra, kad vaikas išrenka. Skiriame vienam užsiėmimui 15 minučių. Ir 15 minučių tai nėra nei ilgai, nei mažai pradedančiajam skaityti. Tai bendro viso užsiėmimo, kol jis ateina, pasisveikina, atsisėda, paprašo, kur tas šuo gali atsigulti, atsisėsti, kokiu būdu, nes kartais kai kurie paprašo tolėliau, kartais šuo nueina tolėliau, kartais šuo ateina arčiau. Yra įvairių vaikų, vieni skaito gulint ant pilvo, pavyzdžiui, įvairiai, tikrai labai jie turi tą teisę. Vedlis yra kaip tarpininkas. Iš tikrųjų, tik pagalbai, jeigu kažko reikia susibendrauti su gyvūnu, padėti paskaityti gali tik tai, jeigu vaikas paprašo. Ir tas 15 minučių iš tikrųjų, tai bendro visumoje to skaitimo gaunasi 10 minučių, bet tokiam pirmokui, tai yra pakankamai. Tikrai skaityti garsiai 10 minučių, tai yra
visai nemažas iššūkis. Su laiku gal tas mažės, žinoma, ir to siekiama yra. Tai vat, o vėliau atsisveikina. Kartais mes padarom tokios, kad vaikas gali pasižymėti, kokią knygutę skaitė, kuriam puslapyje sustojo, kad kitą kartą pasižiūrėti. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad tai būtų ciklas, kad tai nebūtų kažkokia vienkartinė, bet žinoma, po vienkartinio užsiėmimo tai jokie skaitimo įgūdžiai neatsiranda, bet jeigu tas vykdoma nuolat, nors kartą į savaitę, bet iš tikrųjų reikėtų 2 kartų, tai tada ir atsiranda tai įgūdžiai ir tas susiję, kad vis dėlto skaityti yra malonu. Ir tai yra laikas savo, kažkoks va tokio šito momento atradimas, o ne tai, kad skaityti aš privalau dėl to, kad aš einu į mokyklą, man privaloma skaityti. Tai labiau šito siekiama yra. Kartais vaikams sunku prisiversti skaityti. Vos 10 minučių pradedančiajam skaitytojui gali pasirodyti lyg amžinybė, o pats skaitimas – kančia. Todėl pasak Veslavos, kartais labai svarbu suteikti vaikui ne tik saugią aplinką, bet ir laisvę pasirinkti, kiek jis skaitys. Tai aš manau, kad iš tikrųjų, kad kai vaikai nėra verčiami, tikrai jie turi tą tokią laisvą valią pasakyti, kad ne, aš nenoriu skaityti, kad aš šiandien noriu perskaityti tik vieną sakinį ir tokiu atveju esu turėjusi. Ir turbūt leidimas perskaityti tą vieną sakinį suteikia tą, kad kitą kartą ateina ir perskaito daugiau sakinių. Tai šiek tiek tos laisvos valios. Ir kad yra tas šuo, kuris kartais prajokina, kartais būna mielas, kartais būna... Šunys elgiasi labai natūraliai. Ir turbūt todėl jie žavi ir vaikus, ir suaugusius, ir toks, jeigu jau knyga nepritraukia to mažo skaitytojo, tai galbūt tas šuniukas gali pritraukti. Terapijoms ir tokiems užsiėmimams kaip skaitymas su šunimi, keturkojai pasirinkti ne veltui. Šunys turi poveikį ne tik fiziniai žmogaus sveikatai, bet ir psichologiniai. Tūkstančius metų trunkanti žmogaus ir šuns draugystė gali būti raktas į pasitikėjimą, ramybę ir emocinį saugumą. Šuns buvimas šalia padeda vaikui atsipalaiduoti, sumažina įtampą, o kartu skatina drąsiau kalbėti, skaityti ir išreikšti save. Tokie užsiėmimai tampa ne tik terapija, bet ir tiltų į pasaulį, kuriame vaikas jaučiasi priimtas, suprastas ir vertas sėkmės. Čia yra daug tyrimų, kokią įtaką šuo arba gyvūnas mums daro. Tai iš tikrųjų šuo atpalaiduoja, jis yra šiltakraujis gyvūnas, tai suteikia tų geresnių emocijų. Ir pavyzdžiui, oksitocinas pas žmogų prasideda išsiskleisti po 15 minučių bendravimo su šuniukais. Tai šiek tiek ir to laiko reikia skirti tam vaikui, kad tikrai pabūtų. Ir jie kartais daug tikrai padaro dėl šuniuko. Tai iš tikrųjų, arba dėl to, pavyzdžiui, netgi jeigu pradžioj tas motyvas yra, kad aš paskaitysiu šitą sakinį, bet aš vėliau galėsiu pažaisti su šuniuku, tai pradžioj tai tikrai yra tvarkoj ir gali būti. Ir nors, pasak Veslavos, ne visi vaikai atėję į užsiėmimus turi noro ar motyvacijos išmokti skaityti, nei vienas neatsisako praleisti 15 minučių kartu su šunite Zėja. Tai iš savo patirties, tie vaikai, kurie pas mane skaitė, tai turbūt pirmas toks nebuvo vaiko, kuris atsisakė vaikščioti. Tai dar tokio nebuvo. Buvo tokių, kurie atėjo, nori skaityti, nenoriu, o kas tau tėvai liepė? Supratau. Tokių buvo ir šitie vaikai ateidavo ir antrą, ir trečią. Jeigu vaikas turi spec poreikių, tai irgi matom vėliau, arba atsiranda kontaktas, kad ir aš esu čia irgi šitoje erdvėje, ne tik šuo. Ir tas noras paskaityti, žinoma, įgūdžiai pas vienus atsiranda greičiau, pas kitus
daugiau laiko reikia kitiems, galbūt aš ir net nebandau jų vertinti, bet vat tas noras, kad jie ateina, kad nenori, kad praleisti užsiėmimą, paima tas knygutės, kartais labai kaitalioja tos knygutės, labai įvairiai bando prisitaikyti, paima knygutę savo gimtąją kalbą ir kažkaip tas yra labai smagu. Labai svarbu, pavyzdžiui, aš turėjau tokiu atveju, kai, pavyzdžiui, Mažvydo bibliotekoje, tai gan ilgai tas vyko tas skaitimas ir būdavo iš tikrųjų, kad ir aš susirgu arba kolegė susirga ir mes turim apsikeisti ir apsikeičia mes, tai kaip mes, bet kitos šuo vis dėlto vaikai prisitaiko prie, ne tik prisitaiko, pripranta prie to vieno, jie žino, ko tikėtis, jie laukia jo, jie ateina dėl jo ir tas yra, manau, kad svarbu. Ir tuo pačiu, kad būna toj erdvėj tarp knygų ir literatūros pasaulio. Prisirišimas prie keturkojo ir noras vėl ir vėl susitikti padeda vaikams pagerinti skaitymo įgūdžius, o kartu su jais ateina ir pasitikėjimas savimi. Atsiranda pasitikėjimas savimi, dėl to, kad jis pradeda skaityti. Atsiranda tai, kad nors šitoj situacijoje jis jaukiai jaučiasi. Turėjau tokių vaikų, kur, kas man labai patikdavo, tai mes 10 minučių žaidžiam su šunim, o 5 aš skaitom. Tai jie įvairiai, tikrai. Tai vat ir tas pasitikėjimas savimi atsiranda, kažkoks toks ryšys yra ir tarp šuniuko, vaiko ir manęs. Vis dėlto vaikui irgi tas užtrunka, ne kiekvienas yra toks labai atviras, kad susibendrauti, o čia dar ateinu su sunkumais. Tai vat, žinoma, ir tas pasitikėjimas, kai pradeda skaityti, kažkokie yra rezultatai, tai tada smagu yra. Ir kartais jie visiškai taip pradeda skaityti nesąmoningai, tik raidės, kažkoks skiemenis, o vėliau bandai po kažkurių po 2-3 mėnesių, ką tu perskaitai, paklausti, tai jau žinos, sugeba kažkaip trumpai papasakoti, kad čia apie ką tai buvo, ką skaičiau. Tai matosi, tas tikrai progresas matosi. Šios laidos herojės skaitymo su šunimi iniciatyvos dalyvės Veslava ir jos keturkojė draugė Zėja. 17 metų dirbusi finansų srityje moteris nusprendė pakeisti savo gyvenimą. Sėkmingą karjerą išmainė į, kaip pati sako, savirealizacijos suteikiančią veiklą – kaniterapiją ir ergoterapiją. Mano kelias į kaniterapiją, tai taip, iš tikrųjų šunys mano gyvenime visada buvo. Aš šuniuką turėjau gal dar prieš 1 klasę. Tai nuo mažens ir ačiū mano tėvams, kad tokią galimybę turėjau. Nors iš tikrųjų, kai išvažiavau studijuoti mokyklą baigius į užsienį, tai tas šuo liko su tėvais ir irgi ačiū tėvams, kad jisai galėjo likti ir viskas gerai. Bet šunys mano gyvenime kažkaip visada būdavo. Ir pirmos mano studijos visiškai finansai ir bankininkystė nieko bendro neturi su bendravimu su žmonėmis, ta tokia kitokia prasme negu finansai. Po kažkelių metų aš pajutau, kad vis dėlto aš savęs nerealizuoju. Ir aš šunis turiu, bet labai norėtųsi kažką su jais nuveikti ir save realizuoti. Ir tikrai pastebėjau, kad nei paroda, nei sportai, gal šiek tiek dresūra, visai man patikdavo dresuoti šunis ir dabar patinka, tik dresūra dar turi tokius dalykus kaip ne tik dresuoji šunį, dar reikia susitarti su žmogum arba išdresuoti žmogų, taip sakant. Ir va čia jau yra sudėtingi dalykai. Netikėtai į moters akiratį pakliuvusi informacija apie kaniterapiją leido išpildyti svajonę – dirbti kartu su mylimais augintiniais bei padėti žmonėms. Per terapinius užsiėmimus specialiai apmokyti ir egzaminus išlaikę šunys tampa nepamainomais pagalbininkais įvairių sričių specialistams. Jis asistuoja užsiėmime, padeda ir iš esmės to, ko mes terapeutai dažniausiai pasigestame ir labai sudėtinga yra motyvacijos. Iš tikrųjų šuo yra tam, kad suteikti tos motyvacijos kažką atlikti. Ir yra dirbama ties
nežinau, čia priklausomai iš tikrųjų nuo srities terapijos, ar tai bus psichologija, ar kažkokia kineziterapija. Tai ties to yra dirbama, ar su fizinė kažkokia problema, ar tai bus psichologinės, emocinės problemos, su kuriais dirba psichologas, psichoterapeutai. Tai iš esmės ta rolė šuns yra motyvuoti, asistuoti specialistui, motyvuoti žmogų ir tokiu būdu padėti. Ir iš tikrųjų tas suveikia. Skaitymo su šunimis užsiėmimus su augintinę vedanti Veslava pripažįsta. Kartais iššūkių kelia ir pagalbininkė Zėja. Galbūt man, pavyzdžiui, asmeniškai būna tokių dienų, kad jinai nenori būti vienoj vietoje. Ir va tada yra iššūkis, kad vis dėlto vaikas nori paskaityti, o jinai čia vis dėlto kažką kito norėtų ir sugalvotų, kaip ir dabar čia parke, vis dėlto čia to erdvė, kur yra. Mūsų skraido, žmonės vaikšto ir yra įdomu. Ir būna dar tokių pačių vaikų, tai dar vienas kitą pastiprina, kad gal mes geriau pažaidžiam su šuniuku negu skaitom. Kartais tas iššūkis yra pradėti skaityti, pavyzdžiui. Jeigu šiek tiek vaikas yra gražiai priverstas tėvų ateiti į šitą užsiėmimą, tai matosi, kad jisai labai vengia to ir nenori skaityti. Arba atsisako skaityti garsiai. Tai kažkaip tą motyvuoti, priprašyti tą vaiką, tai tikrai yra iššūkis. Vaikai labai linkę yra, kad parodyti tą meilę šuniui, taip sakant, žmoniškai, humanizuojant jį, ten apkabinti, priglausti. Kai šitas šuo yra mažas, tai labai nori ant kelių, pavyzdžiui, o jinai visai nenori ant kelių būti, nes jinai tiesiog yra šuo ir jai visai patinka būti taip. Tai šiek tiek reikia ir paaiškinti vaikui, kad šiek tiek turėti tų ribų, kad tu gali glostyti ją, bet tai nereiškia, kad tu gali... Tai, kad jinai yra gera, kad tu gali daryti viską, ką tu nori. Tam yra ribos ir stebėk šuniuką, išmok kažkaip pajaustis, pažinti jį ir pastebėti, kai yra jam blogai. Pavyzdžiui, irgi atkreipiam į tokius dalykus, kad vaikai įpiltų vandens šuniui, pasirūpintų juo. Tai manau, čia šitie tokie gal pagrindiniai tai iššūkiai yra. Ir kartais būna visai nėra lengva užbaigti užsiėmimą. Nes būna tokių, kurie dar nenori. Greitai jiems 15 minučių praeina. Nors ir tenka susidurti su įvairiais iššūkiais, o darbas su keturkoje kolege ne visada klojasi taip, kaip planuota, širdį džiugina pastebimi pokyčiai. Tai turėjau tokią mergaitę su spec poreikiais. Jinai jau buvo tikrai nebuvo iš pradinukų, buvo jau vyresnio amžiaus. Ir sunkiai sekasi bendrauti, dėl to būtent spec poreikių ir skaityti. Ir aš prisimenu, kad pradžia buvo labai labai sunki ir jinai nei manęs, nei šuns nepastebėdavo. Ir jinai, kadangi mes darėm po tokius 2 ciklus Mažvydo bibliotekoje, rudens, žiemos ir vėliau pertrauką, ir tada jau prasidėdavo nauji vaikai. Tai jinai kaip ir tos abudu atlankė, turėjo tą progą. Tai buvo man labai malonu, kai kažkur mieste susitinko ir jinai man pasakė labas ir tam šuniui pasakė labas ir mes likom pastebėti. O visai neblogi jos įgūdžiai, ta prasme skaitimo, tai tikrai jinai visai jau tos knygutės tokios gan greitai ir skaitydavo. Tais laikais tai skaitydavo su Auksaspalviu, ne aš skaitydavau su Auksaspalviu, eidavom skaityti. Tai tai gongas būdavo kartais užmigdavo. Kol vaikas skaitai, užmiega. Ir smagu, jeigu tėvai labai taip interpretuoja gražiai, kad tu taip gražiai skaitai, kad net šuo užmygo. Kaip ir aš kažkada skaičiau, tau tu užmygdavai. Kaniterapijos specialistė pastebi, kad galime šio to pasimokyti iš keturkojų, kurie nevertina, neteisia ir nekritikuoja, tiesiog priima mus tokius, kokie esame. Žinot, pasakysiu, mano ir šitas, ir kitas šuo, iš tikrųjų viskas jam tiko. Ir eilės, ir proza,
Ir nesvarbu kokia kalba, ir ar sunkiai, ir ukrainiečių vaikai skaitydavo. Žinokit, visiškai toks palinkėčiau kiekvienam žmogui netgi to tokio priėmimo kito asmens, tokia širdimi, kad tikrai nėra svarbu, kas skaito ir kaip skaito ir kokia kalba. Tiesiog smagu, kad skaito, smagu, kad šuo gali būti šalia o šuns kaip ir paskirtis yra, ta paskirtis, pagrindinė paskirtis šuns yra, kad tarnauti žmogui kažkokią tą savo prasme. Tai manau, kad čia tas yra svarbiausia. Veslava kartu su šunyte Zėja lankosi ir senelių namuose, kur pasitelkdama ergoterapiją padeda atkurti, palaikyti ar lavinti kasdieninius įgūdžius, padedančių žmogui gyventi kuo savarankiškiau, nepriklausomai nuo jo sveikatos būklės. Smagu juos yra išjudinti tą prasme, kad jie kartais tą kamuoliuką pamestų, nes labai yra sustingę ir netgi vasaros metu dabar, kai yra karšta, tai kartais jie sustriukiam sėdi dėl tos sustojusios kraujotakos, jiems yra paprasčiausiai šalta. Tai su seniorais smagu, jeigu galima kažkokio to tokio, nors minimalaus judesio padaryti, net atidaryti dėžutę ir paduoti skanėstą šuniui, tai tas yra smagu. Ir man labai patinka seniorai, jie dalinasi savo patirtimi, kokius šunis turėjo, katinus, pasakoja. Ir to tokia irgi vis dėlto ta atmintis, tokia, ką jie prisimena iš savo patirties, kai kurie labai mylėjo tos gyvūnus. Ir tas irgi to tokio gyvybingumo duoda, kad jie nori papasakoti, laukia to šuniuko, nori būna ir paglosto, bet iš esmės tai to ir turbūt aš tokį ir tikslą turiu, kad šiek tiek pabendrauti, kad jie šiek tiek pajudėtų ir šiek tiek papasakotų ir tą, ką mes galim su jais padaryti ir jiems padaryti. Šunys gali džiuginti ne tik vaikus, bet ir suaugusius. Kartais, pasak kaniterapijos specialistės, užtenka prisiliesti prie keturkojo, kad veide sušvistų šypsena. Turėjau tokį atvejį dar būtent senelių namuose, geriatrinį pacientą, ir tas mano dargongas, didelis šuo, jisai buvo nuėjęs ir vėliau gaunu tokią nuotrauką, kad glosto tas vyras gongą ir šypsosi, plačiai šypsosi. Jis buvo neregys, jis nieko nematė. Bet ta tokia šypsena. O vėliau man pasako, kad jisai niekada nesišypso. Tai ir tu matai tokią didelę šypseną, kad jisai glosto tą šunį. Tai tas yra tie labai trumpi, maži momentai, dėl kurių ir mes ir dirbam tą darbą. Savo svajonės kryptingai siekusi ir tapusi ergoterapeute bei kaniterapijos specialiste, Veslava džiaugiasi dirbdama prasmingą darbą. Didžiausia motyvacija kasdieniam darbui suteikia vaikų šypsenos ir jų patiriamas džiaugsmas. Tos šypsenos, tas laukimas, džiaugsmas, laukia šuniuko, kad tie vaikai kažkokio, sudėtingi vaikai kažkokio tokio gyvybingumo atsiranda ir iš tikrųjų aš nepastebiu, kaip laikas prabėga. Aš būnu tik šalia kartais. Tikrai, ypač skaitimas su šunim, tai vedlio dalis yra tik tai, kad būti šalia ir vis tiek aš nepastebiu, kai tas laikas prabėga. Ir tas yra smagu. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.